Sveiki, Alytus Plus studijoje laida Pulsas. Daugiau nei 20 metų Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą kūrė, vėliau ją vystė. Buvo pamatinis šios sistemos žmogus, tai yra šio centro direktorius Algirdas Reipas. Sveiki, Algirdai. Labadiena. Tai metams baigiantis natūralu, be netradiciškai pasikalbėti apie tai, kokiegi tie metai buvo. Vienos naujausių tokių naujienų, kad 2 iš 7 Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybių yra apdovanotos kaip žaliausios. Tai o kaipgi atrodo kitos pietų Lietuvos savivaldybės ir kasgi tos žaliausios, kas tai lėmė? Iš tiesų tai didelis labai pasiekimas ir pačiom savivaldybėm. Nežinau, kaip jos pačios vertina, bet pamenu, kai pradėjom, tai Alytus buvo toks daugiausia sąvartynų, daugiausia miškų, daugiausia tokių užterštų teritorijų, mažiausia urbanizuotas, su mažiausia tokia koordinuota veikla atliekų tvarkymo srityje. Ir kaip matot, per 20 metų mūsų regiono savivaldybės tapo iš esmės aplinkosaugoje pačios stipriausios. Ir atliekų tvarkyme pačios stipriausios, tai Alytaus miestas iš vis yra atliekų tvarkymo srityje pripažinta šiais metais pati geriausia savivaldybė. Tokį apdovanojimą pelnė. Jo, tai tokią nominaciją pelnė ir čia aplinkos ministerija, surinkus kompetentingų ekspertų būrį, parengus vertinimo kriterijus, kurie būtų objektyvūs, pasverti, tai iš tiesų labai didelis laimėjimas ir Druskininkų savivaldybė iš tiesų energetikos srityje labai žalumą savo parodė, bet ir atliekų tvarkymo srityje antroji. Tai ir šiaip kaip pažiūri duomenis Lietuvos, tai visos mūsų savivaldybės yra to 60 savivaldybių pradžioje. Tai rodo, kad tie žingsniai, kuriuos žengėm, dėl kurių buvo tiek iečių sulaužyta, tiek buvo argumentų išsakyta, kad čia yra nesąmonė, ar čia neveiks, ar čia pasirodo gyvenimas parodė, kad tai veikia, kad tai davė rezultatų. Tik sako, jei Dievas nori nubaust, tai atima gebėjimą džiaugti savo darbo vaisiais. Sako, ar atėmė, ponas Reipas? tai kartais mes iš tiesų per tuos rūpesčius, per kažkokias tą bėgimą, neišmokstam džiaugtis. Tai aš irgi pastebiu, kad netgi bet kokiuose reikaluose. Tai laikoma, kad tai yra didžiausia tokia duota žmogui bausmė, kai tu negali džiaugti savo darbo vaisiais. Bet ponas Reipai, vis tik didelis kolektyvas, pirmieji Lietuvoje iš 60 savivaldybių 7 Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro savivaldybės, taip pat tarp lyderiaujančių viršuje. Tai vis tiek kaip vadovas, tai turit, kaip sakyt, kažkaip ir padėkoti, nes tai komandos darbas ir tikrai pasidžiaugti. Tai be abejo, tik matyt, kai pamatai tą realią Lietuvos situaciją, kai kasdien gyveni ir matai, kai funkcionuoja atskiros atliekų tvarkymo sistemos, gamintojų importuotojų sistema, kitos iš tiesų kartais apima tokios mintys, kad per tą 20 metų nelabai kur galėjom ir pakeisti. Įpročių žmonių turi. Jo, tai paskutinis tas pavyzdys, kai reikia surinkti maisto atliekas ir staiga Vilnius į maišelius deda ir metai tas pačias mišrias atliekas, reiškia, kuris nelaikomas jokio ten rūšiuojimui, kai visa Lietuva kalba, kad reikia mažinti vienkartinį plastiką, uždrausti, apmokestinti, staiga dalinam maišelius nemokamai ir dar to plastiko didinam. Neturim jokių įrenginių, tai man aišku tie dalykai, gal mes galim lokaliai pasižiūrėti, kaip mes čia Alytus, bet daug metų teko ir būti prezidentu ir kažkada buvau išrinktas ir didžiausią įtaką atliekų tvarkymą turintis žmogus Lietuvoje per 10-metį. Tai iš tiesų tuos visus dalykus tenka ir žiūrėti ir tai labai įtakoja ir mus. Nes jeigu vienas regionas gali vienus standartus turėti, kitas turi turėti visai kitus standartus, kad tai
Tai tada kainodaros dalykai, tarpusavio palyginimo dalykai. Žmonės, taigi, kiek tos Lietuvos yra, jie atvažiuoja pas mus, žmonės važiuoja į Vilnių, mato, kaip tos sistemos funkcionuoja. Tai reikia pasakyti, kad kažkaip daugiau tikėjausi iš tų gražių kalbų, tų rinkiminių visų pažadų, to žalumo, kad bus Lietuva, kad tikrai to nuoširdaus tikro poveikio aplinkai mažinimo prasme. Tai to nusivylimo yra, nes aplinkosauga, jinai toks dalykas yra, kad tu čia turėti, vis tiek turi tuos bendrus tikslus, tuos aplinkosaugos, nes ant to, jeigu laikom, kad aplinkosauga svarbi, net tai yra garantija, kad išliks gyvybė, ne, kad Taip. mes turėsim kažkokią ateitį, tai čia negali būti žaidžiama vienadieniais kažkokiais politiniais ar ten konjunktūriniais ar populizmo argumentais, reiškia, jeigu mes atsakingai į tai žiūrim, bet šiandien jau, kaip matai, pasaulį nieko nenustebinsi. Trumpas netiki, kad iš vis atšyla klimatas, klasikinės partijos, tos pagrindinės partijos Europoje pradeda pasisakyti prieš aplinkosaugą, nes tai sukuria kaštus, sukuria problemas, reiškia, gyventojai pradeda galvoti, o kas man svarbu, kas bus rytoj. Gyventi šią dieną? Jo, gyventi šiandien, gyventi gal pigiau. Tai bendrai, tokia, aš sakyčiau, iš vienos pusės kalbam, kad galbūt Lietuvai pavyko įstojus į Europos Sąjungą žengti tokį gana didelį žingsnį, bet kad krizė yra aplinkosaugoje pasaulinimas, akivaizdu yra. Nes jeigu mes šiandien Alytui vertinam, reikia statyti elektrinės saulės, ne, o tą pačią dieną Saudo Arabijoje priima, kad apie elektros gamybą iš iškastinio kuro reikia užbaigti. Tai reiškia, tie vertinimo kriterijai turi būti vienodi. Mes turim suvokti, kad galbūt elektra bus iš saulės ir brangesnė, galbūt turėsim ją kažkur saugoti, turėsim kurti kažkokius kitus pajėgumus, kad ją išdalinti tada, kada jos reikia. Tai jūs žiūrite keletą žingsnių į priekį, taip? Ir dabar apie elektrinę užsiminėt. Daugeliu netikėta, kad visada lyderis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir jo vadovas Algirdas Reipas apdovanojamas įvairiausiais apdovanojimais. Per 20 metų, tai čia jeigu susineštumėt, tai čia turbūt ir Alytus Plus studija per maža būtų. Bet kažkoks karo kirvis tarp jūsų ir Alytaus mero atsirado. Ir daugiausiai kritikos buvo dėl saulės elektrinės. Tai merą mes būtent šioje studijoje išklausėm su keletu regiono merų. Kokie vis tik jūsų būtų argumentai? Meras sako, kad per brangiai jūsų vadovavimas centras tai įrengė Alytaus rajone prie Takniškių sąvartyno. Aš paprastai niekada valdžios nekomentuoju. Jokių argumentų ir, kaip sako, valdžia yra nuo Dievo. ir čia, bet aš manau, kad labai padarėm gerą sprendimą. Iš tiesų 5 metam bent į ateitį apsirūpinsim pilna elektra. Netgi viena elektrinė mes kaip gamintojai yra, kitur kaip naudotojai esam. Šiandien dienai elektros gamyba duoda 50% rentabilumą. Tai reiškia, tai tikrai irgi veikla, kuri apsimoka ir manau, ir tie sprendimai, kuriuos priėmė akcininkai, jie irgi tai patvirtina. Taip, ir iš tiesų, ponas Reipai, mes čia tokį ir šventinį interviu, ir galim apžvalginį, nes jūs 2 dešimtmečius atidavę šiai sričiai. Ir iš tiesų aš prisimenu, kaip aš jauna žurnalistė, dar tik pradėjusi dirbti, kokių 19-20 metų, tai čia maždaug prieš 20 metų, jūs kalbinu, jūs tuo metu dirbote Alytaus miesto savivaldybėje, berods aplinkosaugos skyriuje. Ir jūs pasakojot, kaip jūs ten matėt kažkur Europoje, ten apie tuos sąvartynus, apie rūšiavimą, aš prisimenu akys tokio stulpo dydžio, galvoju, ką šitas vyras kalba, neįtikėtina. Pasakot, mes visi rašėm čia kažką žurnalistai, politikai traukė pečiais ir metai bėgo, sukurta sistema, regioninė sistema, lyderė Lietuvoje. Ta prasme, kažkiek nusivylimo aš jumyse girdžiu, bet aš noriu jūs ant bėgių užvest, kad vis tik, kai prieš 20 metų kalbėjom, tai
Tai aš tai bent galvojau, kad utopija tai. Šiandien jau aš neįsivaizduoju, kaip galiu nusilupti mandariną ir dėti į bendrą. Nu, aš neįsivaizduoju ir mano vaikai bent neįsivaizduoja. Tai nueita ilgas ir svarbus kelias. Nu, mano visada darbo stilius buvo žiūrėti bent 5 metus į priekį, mažiausiai. Todėl mes visada aplenkdavom visus regionus, visada imdavom tų veiklų, kurios kitiem atrodė kažkokia, kažkokia dar nesąmonė. Utopija kažkokia. Dar per anksti, jo, ir taip toliau. Tai tik tai gali duoti sėkmę. Tik tai gali duoti sėkmę. Bet čia yra lazda turi kitą galą, kad tu turi visada didelį pasipriešinimą. Didelį prieštaravimą, nes tie, kurie vertina šiandien, jie interesą turi šiandien, o ne ilgalaikį, tai paprastai sukelia nepatogumus, problemas, argumentacijų, kalbantys su bendruomenė. Tai jeigu mes kalbam, tai niekadagi nebuvo paprasta, ir visada turėjom labai stiprią opoziciją. Taip. Visada buvo labai daug energingai diskutuojama, kad tai, kas yra daroma, yra ne taip, arba per anksti, ar dar kažkaip. Per brangu? Jo, per brangu, ar dar, bet šiandien reikia pasakyti, kad per Lietuvą dabar eina tas branginimas kainos. Taip. Tai mes šiandien viską padarėm, mums nereikia ten dabar diegti tų maistų, kažką verstis per galvą, bet mes vis tiek šių metų gale turėsim mažiausią kainą Lietuvai. Ir tai rodo, kad investicijos atliekų tvarkymas užtikrina ekonomiškiausią tą veikimo būdą. Jeigu mes būtume nieko nedarę, tai realiai suskaičiuojam, kad būtų visa sistema kainavus dar 5 milijonais brangiau. Tai aplinkosauga yra tokia labai specifinė sfera ir ypač atliekų tvarkymas ir tu turi suvokti ne tik, kiek kainuoja pats tvarkymas, bet koks bus reguliavimas, kokie ateityje bus ekonominio reguliavimo instrumentai paleisti, kurie visiškai kitaip pasuks tą ekonominį naudingumą. Tai tas domėjimasis ir mano stažuotės tos užsieny, jos išmokė, kad tu turi turėti labai tolimą tą suvokti matymą. Be jo neįmanoma aplinkosaugai nieko ir tik tai gali užtikrinti rezultatyvumą. Ir tai manau, kad šitas mums pavyko ir mes nesudėjom ginklų niekada. visada siekėm, aišku, be kompromisų irgi neapsėjom, bet šiandien dienai mums atrodo tam tikri prieštaravimai kaip problema, bet aš žiūriu, kad mes visada turėjom diskusijų ir su atskirom savivaldybėm ir karštų diskusijų ir taip toliau, bet vis tiek aš turėjau visada tokią įsitikinimą, kad tik realus darbas gali parodyti, ir gyvenimas gali parodyti, kas buvo teisus. Taip, šiandien Alytaus miesto savivaldybės taryboje buvo tvirtinami atliekų tvarkymo nuostatai, ir netrukus, nežinau, tikėtina, galbūt sausio mėnesį, vasarį, bus keičiama ir kaina. Ji šiek tiek tikėtina didės, politikai dabar svarsto, visą tai dar ir vertas vadinamasis, ar reguliuoja, ar Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras turi kažkokios įtakos kainai. Kažkodėl visi rinkliavą sieja su Aracu. Čia matyti todėl, kad mes tada inicijavom mūsų regionas. Iš tiesų ne pirmasis įvedė rinkliavą, pirmasis įvedė Kėdainiai ir Vilkaviškis, jei gerai pamenu. Jų buvo pirmieji žingsniai, bet mes kaip regionas visą. Tai ta asociacija, bet rinkliava iš tiesų neturi jokio ryšio su Aracu. Kadangi rinkliava tai yra žmonių mokami pinigai savivaldybei. Į savivaldybės iždą, į savivaldybės biudžetą, reiškia, ir tada savivaldybė pagal, kur jinai tvarko, per ką tvarko, ar per ASA tvarko, ar per kitus tvarkytojus tvarko, atliekas, ar ten be šeimininkės, ar kitokias, reiškia, tai jinai tada moka pagal faktiškai sutvarkytą atliekų kiekį ir įkainius. Tai mes su rinkliava, kaip ir esam tik jos administratorius, reiškia, tai kaip mokesčių inspekcija. Tai ir kaip prašom mūsų ten paskaičiuoti, ar sudėti tuos visus rezultatus.
Jeigu kalbėti, kiek mes atliekam paslaugų kaip Racas, tai apie 40% mes patys vykdom paslaugų ir 60% paslaugų yra perkama rinkoje. Tai reiškia, kad privatūs tvarkytojai Išveža jas, surenka. pagal viešuosius pirkimus, nebūtinai tik išveža, bet jie ir remontuoja, ir tvarko, ir prižiūri įrenginius, ir aptarnauja, ir daug funkcijų atlieka, tai labai daug kainos priklauso, kokia yra situacija toj rinkoje. Ar tikrai yra konkurencija, ar tikrai. Ir matyt, pagrindinis dalykas, kuris įvyko Lietuvoje, bet per paskutinį metu, kad ypač atliekų surinkimo srityje išnyko konkurencija. Kadangi dominuoja dvi įmonės, kurios diktuoja kainas ir jeigu kalbant apie šiuos metus, tai vienas svarbiausių mūsų darbų buvo tai suorganizuoti pakuočių atliekų surinkimo sistemą. Nes iki šiol ją kaip ir organizavo gamintojai importuotojai ir tada jie žiūri savo ekonominių interesų, reiškia, neištuština konteinerių, neleidžia dažniau tuštinti, žmonės kaip ir rūšiuoja, bet kaip jis gali rūšiuoti, jeigu to konteinerio netuština, nes tada reiks važiuoti, papildomi kaštai bus. Ir ta muzika sukosi jau kelis metus ir įmonės tvarkydavo pakuotės tiesioginėmis sutartimis su tvarkytojais ir visi kažkaip, yra tos sutartys, ten tvarko kažką. Bet Seimas priėmė įstatymą, kad nuo šių metų sausio 1 dienos, kad tai turi organizuoti savivaldybė. Ir savivaldybės pavedė mums, ir įsisukom. Ir taip įsisukom, kad ir konkursuose, ir teismai, ir konkursuose buvo pasiūlytos ne tai, kad ten 20 ar 30% didesnės kainos negu skaičiu, bet 3 kartus, 4 kartus. Tai galima tik įsivaizduoti, kokia ta rinka ir kaip jinai veikia. Kai gavom paramą iš tiesų apie 500 000 ir vienintelis regionas Lietuvoje esam, kuris aprūpinęs juridinius visus asmenis pakuočių surinkimo konteineriais. Daugiau niekur nėra. Nes ir kas pasirodė, kad tas sutartis realiai atliekos buvo renkamos tik iš 4–6% visų juridinių asmenų. Tai kur tos atliekos važiavo, kurios? Buvo deklaruojama, pavyzdžiui, Alytaus mieste, kad surenkama ten 1600 tonų, reiškia, tų pakuočių. Kai pradėjom šiais metais rinkti, paaiškėjo, kad tik 200. Tai kokie duomenys, kokie keliavo, kiek pažymų. Tai reiškia, susidūrėm su labai sunkia situacija, kuri ir pamatęs, kaip neskaidriai funkcionuoja visos tos sistemos, kaip jo, negali tada žmogui ar įmonė, ar gyventojai kaip ir pasakyti, ir garantuoti jiems, kad yra viskas čia tvarkingai, viskas yra taip, kaip Tai yra veiklos, kur skaidrinti visą tai? Tai bet tą veiklą suskaidrinti reiškia palieti labai daug interesų, palieti labai daug ekonominių interesų. Ir čia matyti yra, tada patiri didžiulį spaudimą. Ir čia pati matyti sunkiausia yra darbo veikla ir sritis, kur tu viešai jinai nematoma ir tu jos negali parodyti, bet vienaip ar kitaip, sunkiau ar kaip, bet mums pavyko nupirkti tas paslaugas, turėti šiandien kontraktus 5 metus į priekį, turėti paslaugos tiekėjus. Iš tiesų, tik tai prieš 2 savaitės baigėsi teismai aukščiausiam teisme, kuriuos laimėjom. Įsisavinom visą paramą pakuočių surinkimui, reiškia, visas aprūpinom įstaigas. Tai jeigu kalbant apie šių metų tokį reikšmingiausią darbą, tai sakyčiau visų tų pakuočių sistemos, reiškia, sudėstymas ir jos funkcionavimas. Ir tai tik tai gali užtikrinti mums geresnį rūšiavimą. Taip, apie rūšiavimą. Būtent labai įdomu, kaip šiais metais atrodo mūsų regionas. Gal kažkokią savivaldybę galėtumėt pagirti, o gal kažkurios gyventojams tokį draugišką, šventišką parodyti, kad, kažkiek atsakomybės pristigome. Tai iš esmės, tai sakyčiau, kad labai visos savivaldybės pasitempė.
Būtent 2023. Jo, nes jos pamatė, kad labai nuo rūšiavimo priklauso jų mokama suma. Nu, nes už nerūšiuotas atliekas mokė daug, už nerūšiuotas nemokė nieko. Bet jūs turite omeny savivaldybėms pigiau kainuoja, Taip, nes savivaldybėms, jeigu savivaldybė pigiau kainuoja, Taip. tai tada gyventojų mažesnę rinkliavą nustato. Jinai gali tada gali nekelti, reiškia, jinai tada tampa ne tai, kad pasyvių stebėtojų, bet jinai labai aktyvių tos rinkos dalyvių, jinai savivalda pati pradeda labai rūpintis ir švietimo, ir šiaip įtaka, nes žmonės klausosi valdžios, jie žiūri, kokia pozicija, kaip pasakyta, kaip mums čia, tai šitoj vietoje aš manau, kad labai didelis buvo žingsnis. Aišku, mūsų tos ir mūsų žmonių paslaugų skyriaus darbas, rangerių darbas, kurie labai daug sulaukia ir grasinimų, ir net ant mašinos apmėto ar ten nuleidžia orą. Supranta, tokių visokių dalykų, bet tuos konteinerius tikrina, kalbasi su visais. Reikėjo tuos visus konteinerius išdalinti visom įmonėm. Su kiekviena pakalbėti, išsiaiškinti, kiek reikia, kokia veikla, kokios atliekos susidaro, kokiu dažnumu reikia vežti, kiek konteinerių pastatyti. Tai šie metai buvo tokį didelio perversmo labai metai. Ir jeigu tonom, tai net negali pasakyti, kad surinkom daugiau, bet žymiai daugiau tvarkos atsirado. Ir tai labai teigiamai paveikė, nes sugebėjom beveik 3000 tonų sumažinti mišrių atliekų per regioną. Ir mano kolegos ten susitinkam, tai koks Kauno regionas, ar, nevardinsiu gal tų regionų, bet sako, mes kuris 5 kartus didesnis energeta, ten mes sugebėjom 600 tonų sumažinti mišrių, baisinis pasiekimas. Bet mes mažas regionas ir jau taip rūšiavimas pas mus žymiai geresnė. Mes 3000 sumažinom mišrių atliekų. Tai va šitas rodiklis yra labai geras. Aš sakyčiau, kad šie metai rūšiavimo prasme buvo patys sėkmingiausi, kiek tenka dirbti ir maisto rūšiavimas labai įsisukęs. Kaip su maistu dabar Lietuvoje, girdim, irgi bus pokyčių, mes jau startavome anksčiau ir buvome vėl lyderiai šioje srityje. Šiek tiek keletą sakinių. Ta pamoką dėl maisto esu gavęs Švedijai. Ir jau labai seniai. Tai prieš 15 metų iš tiesų teko, vis tiek aš ilgą laiką esu Kauno technologijos universitete magistrantų gynimo komisijos pirmininkas aplinkosaugininkų ir Apinė instituto, tai visą laiką gauni vis tiek su mokslininkais bendrauja, tu gauni vis tiek naujausius tyrimus. Nes tie diplominiai darbai rašomi iš kažkokio globalesnio tyrimo ir vis tiek mokslinius žurnalus. Tai jau tada Lundo universitetas išsamius labai maisto rūšiavimo tyrimus darė ir jie nustatė labai daug tokių pašalinių naudų. Kad maisto atlieka, ne tiek tu surenki to maisto daug, reiškia, nes šiaip neturėtume iš vis maisto atliekų surinkti, jeigu žmonės. Jo neturėtų būti, mes jeigu renkam tai maisto ruošimo, virtuvės tas atliekas, o ne patį maistą. Tai jo kiekis per regioną mes surinkam daugiau 5000 tonų, bet jo rūšiavimas labai duoda užterštumas kitų atliekų sumažėja, drėgnumas sumažėja, mažiau kritulių absorbuoja visą tą masę. Žmonės žymiai geriau pradeda rūšiuoti antrinės žaliavas. Jeigu jau aš pradedu žiūrėti į tą maistą, tada žiūriu į tą visą kibirėlio visumą. Reiškia, išplečia visą tą atsakomybės spektrą žmonėse ir tai pasiteisino. Iš tiesų moksliniai tyrimai patvirtino, ir mes savo pavyzdžių galim pasakyti, kad patvirtino šitus rezultatus. Ir todėl mes jau kai prieš 10 metų statėme MBT įrenginius, mes nestatėm ale bet ko.
kaip nemažai regionų pastatė, bet ką pastatė. Kai Vilnius pastatė biologinio atseit apdorojimo įrenginius, kurie net nėra biologinio apdorojimo, tik išdžiovinimo įrenginiai. Bet sugeba 10 metų rodyti biologinio apdorojimo rezultatus. Nu tai čia tokia jau atskira šneka, bet mes tada pastatėm, kad įrenginiai apdorotų maistą, kad jie būtų tinkami maisto apdorojimui ir maisto atliekų apdorojimui. Tai reiškia, kad dabar mes neinvestuojam. Jeigu kiti regionai dabar reikia investuoti, reikia pinigų ten, nespėja su terminais, reiškia, arba jau tokių pinigų ES nebeduoda, kaip anksčiau duodavo. Tai reiškia, reikia labai daug savo pinigų investuoti. O mes tuo metu pasinaudojam labai palankiom sąlygom. Ir mums biologiniai apdorojimo renginiai jau papildomai nekainuavo. Ir prieš 5 metus sugebėjom, kažkaip savivaldybės leido, nežinau, kodėl jos tai tokia aventūrai pasidavė, bet matyt patikėjo, leido tą maistą surinkti. Tai kas tuo metu meras buvo? Krasneckas gal? Gal Krasneckas buvo tada, man atrodo, jo amžinatelis meras. Bet pradėjom nuo druskininkų ir savivaldybės. Pirmieji surinkimą buvo, aš kažkada atsimenu, druskininkai buvo labai oponavo. Nu, tiesiog daug paslaugų iš Raco nepirko, iš vis netikėjo tą regioninės sistemos veikimo. Nors meras ypatingai inovatyvus, ypatingai, net jūrą planuoja druskininkuose. Jo, tai, bet paskui iš tiesų, kai, kiekvienas namuose mes įsibandom, pamatom, kaip funkcionuoja, tai ir va tokių drąsių reikia žmonių ir manau, kad tas maistas padarė perversmą. Ir šiandien mes į tą Lietuvą žiūrim tai kaip į kitą šalį. Nu, taip sakykime. Ir juokingi tie sprendimai, net jau dabar mums žiūrint, ką jie daro, kaip jie šneka, kaip jie įsivaizduoja. Tai aš suprantu, kai mes kai stojame Europos Sąjungą, kai nuvažiuodavom, kokie čia mūsų planai, kaip dabar tokį projektą turim, tai buvo rumunai, ten jie atvažiuoja ir kaip čia mes darysim, kokiu čia mums galvoj. Ir tu supranti, Dieve, kiek dar metų laukia jūsų augimą, kiek dar jums reiks nueiti ir subręsti. Tai dabar mes į tą kitą Lietuvą taip žiūrim. Nes mes jau tas pamokas išmokę, mes jau visus tos dalykus pažįstam ir tą komunikaciją su žmonėmis, ir jų motivacijas, ir jų pačių patirtis tų žmonių, jų dalinimasis tą savo patirtimą. Iš tiesų, manau, kad tai yra didžiulė viso regiono sėkmė ir čia nepadėkoti visiems būtų tikrai griekas. Visiems žmonėms, kurie šiais metais sako, tikrai buvo atsakingi. Nes čia ta sistema, kad nėra, kad atsukai kraną ir bėga, ne? Arba ten kažkas prižiūri tavo šilumos mazgą ir jau ten visiems šilta, ne? Man jokių pastangų nereikia, tik susimokėti. Čia kiekvienas turim dalyvauti. Jeigu kažkuri tai grandis nutrūksta, visa sistema nefunkcionuoja. Suprantama. Tai vieną pagirėt savivaldybę berods druskininkus, ar kurią? Tai aš visus gyriau, bet aš sakiau, kad kurioje savivaldybėje pirmiausia prasidėjo maisto surinkimas. Tai kaip pavyzdžiui, pirmoji rinkliava regione įvedė Lazdijų savivaldybė. Nu irgi, atrodo, nuo Lazdijų savivaldybė. Bet jie kažkaip... Buvo Margelis meras. Jo, Margelis buvo ir jie, iš tiesų, Lazdijai neturi gyvenviečių, labai daug saugomų teritorijų, labai daug ežerų. Ir jie iš tiesų matė tą nevaldomą tą situaciją, kad tas atliekas reikia surinkti kažkaip iš tos sodybos nutolę, kiekvienas kaimas turi kažkokius. Tai matyta reali situacija ir vedė, bet aš visada, kai pas jūs sakydavau, kad kai uždarėm visus sąvartynus regiono, kad vien tas darbas buvo vertas viso gyvenimo prasmės. Tai aš ir šiandien tos minties neatsisakau, nes šiandien, kai kalbam, ten pagerino mane, ten išrūšiavom, taip toliau. Bet kai apvažiuoja ir 200 šiukšlynų, sąvartynų, viskas bėga upeliais, viskas teka, ten, tikrai baisu.
tada supranti, kad Kad didelė prasmė. jo, kokia didelė prasme ir mes jau to dabar nebesuvokiame, nematom jau. Tai natūralu, kitaip negali būti Taip, jau taip. ten mūsų tam regione. Bet vis tiek reikia pasakyti, kad tuo metu geriausias vis tik tai buvo Prienai. Prienai, jie turėjo tik kelis sąvartynus, buvo panaikinę. Tai reiškia, ir tuo metu buvo galima kažkokią turėti supratimą, atsakomybę, reiškia kažkokį organizavimą. Tai vat, tų žmonių pastangos, jos paskui susideda tą visą kultūrinį tokią aplinką, kuri leidžia priimti naujus sprendimus. Nes jeigu mes nesubręstam kultūriškai, tai mes nepajėgūs nieko toliau į priekį. Taip, ir ponas Reipai, iš tiesų, taip skelbiama lyg ir oficialiai, kad jūsų baigėsi 2 kadencijų darbas. Alytaus miesto savivaldybė, ar čia viso regiono, turbūt skelbiamas konkursas naujam vadovui užimti pareigas. Jūs kaip tokią milžinišką patirtį turintis, apdovanotas, žinios, 20 metų patirtis, kokie jūsų planai? Sako, jokiais būdais niekada negalima planais dalintis. Sako. Jo. Gimtadienio svajonė. Jo, tai iš tiesų tai aš esu laimingas žmogus, nes turiu tikrai labai svajonių darbą, taip sakykime. Jo, ir galimybę save realizuoti, tikrai noriu palinkėti sėkmės naujam direktoriui, o jos tikrai reikės. Va, o gyvenimas nuolat keičiasi. Tai tik taip paslaptingai. Jo, šiaip aš labai didžiuojuosi, kad tiek metų sugebėjau dirbti ir kartais jauni žmonės, ilgai dirbęs, tai toks vertas beveik paniekos, kažkaip dirbęs ilgai. Bet mane vis tik tai išmokė ir kitų šalių patirtis, kad nepaprastai vertinama ir patirtis žmonių, ir tas stabilumas, nes visuomenė iš tiesų jinai gali patikimai funkcionuoti ir gyvendinti savo tikslus tik tai turėdama stabilumą. Jeigu stabilumo nėra, ir kartais visi sako, kodėl čia mes taip greit nesikeičiam, kodėl čia mes taip negalim staiga nauja idėja ir nepuolam ir ten staiga. Jeigu galima būtų visuomenę taip valdyti ir per vieną dieną, tai jinai sugriūtų ir sužlugtų. Jos inertiškumas, jos tam tikras stabilumas, tai yra visuomenės išlikimo pagrindas. Taip, ir artėja gražiausios metų šventės. Ko jūs kaip vadovas įstaigos palinkėtumėt ir savo darbuotojams, ir regiono žmonėms, kurie taip pat prisideda kiekvieną dieną, rūšiuodami atsakingų savo poelgio, elgesio? Kažkada teko truputį studijuoti krikščionybės socialinį mokymą. Tai iš tiesų vadovas, bet kuris vadovas, tai jo didžiausia nuodėmė yra, jeigu jis netinkamai rūpinasi savo pavaldiniais. Net tiek yra skiriama reikšmė jo asmeniniam kažkokiam dalykam, bet kaip jisai rūpinasi ir kaip jisai saugo ir savo žmonės, kuriems patikėti. Tai visada stengiausi ir galvojau, kad tai labai yra svarbu. Tai tokią dieną, tai pirmiausia, jeigu man nepavyko kažkur, tai matyt reikia ir atsiprašyti, nes iš tiesų, kai peržiūrė atgal ir kažkokius ginčus ir kažkokias problemas, kurias reikėjo spręsti, ir kažkokias žmonių ir asmenės, tai tie dalykai tampa tokie aktualūs, asmeniškai labai aktualūs. Kitas dalykas, kad Kalėdos neteina iš mūsų kažkokio geranoriškumo, gerumo arba mūsų noro ten kažko, jos ateina iš Kristaus gimimo. Nes jeigu jos ateitų tik iš mūsų, tai jos seniai būtų ir pasibaigę. Tai visada sakau, tai matyti visiems mums ir duoda tą atsakomybę. Ir tada galim iš tiesų palinkėti, įsiklausydami, o ką mums tas Kristus gimęs linki.
Nes visi kiti mūsų žodžiai yra, jie negyvi yra, jie neturi gyvybės. Tai vieni laukia atlyginimų padidinimo, kiti laukia kažkokios sėkmės, kiti laukia įvertinimo, kitas vienišumą, kitam reikia pripažinimo. Jo, tai aš net nežinau, kažkaip tie daiktai ir tie tokie pigūs palinkėjimai pavalgyti ar gauti dovaną, jie man dabar tokie įtartini, jie kažkaip nedvelkia tokia amžinybė. Tai aš manau, kad visiems linkiu, kad ne tiek planuotų patys, ką jiem gyvenime dar reikia padaryti ir ką jie turi pasiekti, kaip jie turi gyventi, bet įsiklausyti, ką jiem sako. Pasitikėti jų Dievu? vidus, jo, ką jų vidus. Nes čia yra sėkmė, čia yra tikroji laimė ir pačių kalėdų esmė. Ir manau, kad didžiausias mūsų gyvenimų palaiminimas. Tai kągi, ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Gražių Jums taip pat švenčių ir Jūsų šeimai. Na, o mes su žiūrovais atsisveikiname. Sudie.